Sveiki, tai šiandien papasakosiu apie spalvas. Štai spusteliu šį apskritimą kamputyje dešinėje ir iškviečiu visą spalvų meniu. Ir dabar ką čia matau? Štai matau du langelius. Tai čia pirmas rodo, kokią aš spalvą esu pasirinkusi dabar. Antras, kokią paskutinę spalvą buvau pasirinkusi. Toliau yra spalvų ratas. Toliau apačioje yra history. Tai yra paskutinės mano naudotos spalvos. Aš galiu tą istoriją išsivalyti, jeigu darbą pabaigiau ir man nebereikia. Ir apačioje yra paletė. Kuri paletė, nes aš čia turiu spustelių paletės, palečių turiu daug įvairių, ar ne? Bet kuri šiuo metu yra pažymėta, pasižymėsiu pavyzdžiui, matot, čia yra pažymėta, tai ta ir atsispindi šitoje vietoje. Taigi čia su spalvų ratu pasirinkimas yra visiškai aiškus. Toliau, Classic. Spalvą galime rinktis ir čia. Šitoje vietoje yra atspalviai, čia yra sodrumas ir tamsumas, šviesumas. Harmony. Šitoje vietoje aš galiu pasirinkti priešingas arba analogiškas spalvas, atspalvius savo vienai pasirinktai spalvai. Štai čia dabar yra nurodyta analoginės spalvos, ar ne, greta esančios spalvų rate spalvos ir atspalviai. Galiu pasirinkti priešingas, ar ne? Tiesiog žiūrėkite ir jeigu jums tie deriniai patinka, juos tiesiog išsisaugosite savo paletėje. Daugiau čia lyg nieko nėra, einam toliau, value. Čia taip pat galiu redaguoti savo spalvą. Arba įsivesti spalvos kodą. Štai šitoj vietoj. Spusteliu ir išsivalau seną kodą, aš jau šitą rodžiau ir susivedu naują, jeigu jau turiu išsirinkusi savo spalvų paletę su nurodytais kodais. Ir galiausiai paletės. Čia kaip ir viskas aišku. Dabar aš tas paletės galiu išsidėlioti taip. Galiu pasižymėti, kurią paletę renkuosi. Galiu suteikti jai pavadinimą, taip lengviau rasti. Bakstelėjus iš karto gaunu klaviatūrą ir įrašau pavadinimą. 3 taškiukai rodo, kad aš galiu paletę pasidaryti jos kopiją, ją pasidalinti arba ją ištrinti, jeigu man nereikalinga, šiuo atveju man nereikalinga. Taip pat aš galiu panaikinti iš paletės man nereikalingas spalvas, palaikau paspaudus, gaunu išvalyti arba nustatyti. Nustatyti tai yra paprasčiau tiesiog bakstelti ją ir aš matau, kad ta spalva čia atsirado, tai tas nustatymas visiškai nesuprantu nereikalingą funkciją. Palaikius, jeigu nereikalinga, aš galiu ištrinti. Atsirado tuščia vieta, aš galiu perkelti, susigrupuoti taip, kaip man patinka. Dabar paletės rodoma štai tokiais rinkinukais ir smulkiais langučiais. Štai ištrinsiu, nebereikalinga. Bet galiu pasirinkti ir kitokį jų vaizdą. Tada kiekviena spalva turės dar ir pavadinimą, kurį aš taip pat galiu pakeisti, jeigu noriu, arba ištrinti. Grįžtu į kompaktišką, man tai patogiau yra. Jeigu aš tai turiu kažkokią paletę, tiesiog baksteliu ir pasižymiu ją, tuomet uždedu pirštą arba pieštuką šitoje vietoje, jis sumažėja ir aš ją nusinešu ir pasidedu ten, iš kur man bus patogu naudotis tais pieštukais, kad nereikėtų kiekvieną kartą atidarinėti paletės. Dabar tiesiog baksteliu, piešiu vieną spalvą. Padidinsiu pieštuką, baksteliu kitą spalvą, pereinu prie kitos spalvos, galbūt man reikia kažką keisti spalvas labai dažnai, darysiu kokius nors gradientus ar šiaip užspalvinimui. Man nereikia sukti galvos, aš savo paletę turiu visą laiką po ranka. Kai reikia grįžti, čia yra pliusiukas, spusteliu ir jinai nuėjo į savo vietą. Dabar kaip aš susikuriu tą paletę? Tai kaip ir su teptukais. Pliusiukas, sukurti naują paletę. Spusteliu, atsirado tušti langeliai ir renkuosi, tarkim, iš rato kokią nors spalvą. Nežinau, tegu bus skaisčiai geltona. Einu į paletę,
Jie atsirado jau čia, langelis ir aš ją turiu. Vėl einu, ieškau, tarkim, kokios nors rožinės, pilkšvai rožinės, vėl einu į paletę, baksteliu ir vėl turiu. Taip aš susirenku visą paletę. Ir po to jau, kai esu susidėjus, tikrai yra labai patogu dirbti su ta paletė. Kai jos nebereikia, tiesiog ją galiu ištrinti. Toliau. Aš galiu pasiimti paletę iš nufilmuoto vaizdo. To nerodysiu, nes tas labai panašiai yra kaip ir iš nuotraukos pasiimti. Arba pasiimti iš kažkokio failo, kur padėta, arba iš nuotraukos, parodysiu iš nuotraukos, nes turbūt dažniausias variantas yra. Tai ką aš tuomet darau? Aš tiesiog spaudžiu nauja paletė iš nuotraukos, atsidaro mano nuotraukų albumas, aš pasirenku bet kokią nuotrauką, spusteliu, palaukiu. Ir štai aš turiu paletę iš tos nuotraukos. Dabar, kurios spalvos labai kartojasi, labai panašios, arba manau, kad man bus nereikalingos, kaip čia kažkokios dvi beveik juodos, tiesiog ištrinsiu. Tai šitaip aš galiu nusikopijuoti iš bet kokio darbo ir susikurti paletę. Dabar čia dar apačioje matote tokį pasiūlymą. Tai aš paspaudžiu ir aš gaunu tas paletės, kurias aš gavau su programa. Kažkada, tarkim, buvau jas ištrynus, jų man nereikėjo ir aš galiu jas atstatyti. Tai tiek turbūt apie spalvas, paletės ir jų kūrimą. Kitą kartą pakalbėsim apie sluoksnius. Iki.